Lėktuvas, pasak statistikos, yra pati saugiausia transporto priemonė pasaulyje, tad šiandien kviečiu Jūs iš arčiau pamatyti bei sužinoti, kas ir kaip užtikrina, kad kiekvieną kartą pakilę į dangų iš tiesų būtume saugus. Sveiki atvykę į tarptautinę orlaivių techninę priežiūrą ir remontų besirūpinančią Avia Solutions Group gigantui priklausančią įmonę FL Technics, kurios angarai mūsų šalyje yra įsikūrę dviejose didžiuosiuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Generalinio direktoriaus pavaduotojas Juozas Lapeika sutiko mums papasakoti, kaip atrodo aviacijos inžinierių kasdienybė ir kokias neįtikėtinas karjeros galimybės šis sritis atveria. Čia turite 2500 darbuotojų iš viso, ar ne? Ką tie žmonės veikia? Taip, tai FL Technicsas yra Avia Solutions Group dalis, tai yra įmonė, kuri iš esmės užsiema lėktuvų orlaivių priežiūrą. Turime angarus Vilniuje, Kaune. Turime angarus Anglijoje, turime angarus Indonezijoje, Bali, Džakarta. Šiuo metu statome Punta Canoje. Žodžiu, tikrai yra globali įmonė ir iš esmės pagrindinė veikla, ką mes darome, tai prižiūrime orlaivius. Ir būtent, kur jūs dabar čia esate, tai vadinama periodinė priežiūra, tai yra inspekcija ir remontas, kuris vykdomas kiekvieno orlaivio atskirai. Periodinė, sakote, ar ne? Taip. Priežiūra. Tai kas kiek laiko vyksta ta periodinė priežiūra, ką čia reikėtų mums žinoti apie tai? Lėktuvas, kaip ir bet kuri transporto priemonė, turi savo eksploataciją ir gamintojas paleidęs lėktuvą duoda kartu ir taisyklės, kaip reikia prižiūrėti. Yra tam tikri darbai, kurie turi būti atliekami kiekvieną dieną, kaip tikriausiai pastebėjote, kai atskrendate iš kažkur iš kelionės, bėgioja aplink lėktuvo žmogeliukai, kaip sakant, spardo padangos, žiūri nenuleistos padangos. Tai tokia lengva priežiūra, bet yra ir sunkesnė priežiūra, tai yra patikrinti, ar nėra korozijos, ar trosai visi geri, ar tepalai, ir taip toliau susidėvėjimai visi. Tai tam reikalinga pilnai išardinti lėktuvą, pilnai patikrinti jį ir pagal tai atlikti remontus arba pakeisti tam tikras dalis. Tai angaruose būtent mes tai ir darom. Pilnai išardom lėktuvą, patikrinam, ar viskas gerai, surenkam atgal ir tada saugiai skraidom. Tai kiek žmonių, sakykime, darbuojasi prie vieno tokio orlaivio šią akimirką dabar? Šią akimirką šitą komandą sudaro apie 60 žmonių. Iš esmės tai yra tik tai žmonės, kurie inspektuoja. Radus defektą mes turime dar papildomą komandą vadinamų šalkalvių, kompozitinių specialistų, kurie jau daro tos pačius remontus. Ten papildomai dar yra apie 30-40 žmonių. Tai labai kinta. Matot, lėktuvo priežiūra nėra vieno, tarkim, kaip čia, vieno tipo žmonės, kurie atlieka vieną darbą. Tai yra labai daug skirtingų specialistų. Jeigu yra sunkus defektas, iš karto prisijungia inžinierių komanda, kuri tiesiogiai kontaktuoja su Airbusu, su Boeingu, gauna atsakymą, kaip daryti, aptaria galimus sprendimus, galimas problemas, tada pirkimo komandos ir taip toliau. Bet kokios pagrindinės yra kompetencijos, jau su kuriomis žmogus turėtų čia ateiti? O čia labai geras klausimas. Iš esmės mes turim labai didelę diskusiją, kas yra svarbiau, ar žmogaus diplomai, mokslas ar noras. Ir galiu pasakyti, kad iš patirties, kiek mes matom, kiek prisijungia jaunimo, tai pagrindė yra noras. Noras ir teisingas požiūris į atsakomybę, į kokybę. Aviacija yra ta industrija, kuri labai skaudžiai baudžia už visas klaidas. Kaip mes žinome, tai gali baigtis labai tragiškai. Dėl to šito industrijoje dirba žmonės, kurie prisiema atsakomybę ir, kaip sakant, supranta, ką jie daro, tam yra patikrinimas, tam yra ir psichologinė darbuotojo patikra, nes mes, kaip sakom, kiekvienas mechanikas išleidžiantis lėktuvą iš angaro turi įsivaizduoti, kad jame sėdi jo šeima ir skrenda į kelionę, tik tada tu gali išleisti. Tai yra didžiulė atsakomybė. Tai jeigu žmogus turi tokią savybę, tokius bruožus, nori tobulėti, nori mokytis, nebijo keliauti po visą pasaulį, nori suprasti aviacinį industriją, tai va tokio tipo žmonės galite jungtis. Tai tą patį Balį galiu nuskristi ir ten turėti komandiruotę? Į visur. Čia va tikriausiai, ką mes niekaip nesugebame iškomunikuoti, žmonės nežino, kad aviacijoje, jeigu tu jau tampi licencijuotas inžinierius, tu gauni tarptautinę JASA licenciją ir va čia dirbantis lietuviai iš esmės dauguma jų turi ir ta licencija pripažįstama visam pasaulyje. Tai tu tą darbą gali dirbti bet kur ir tikrai nemaža dalis žmonių mūsų keliauja, vadinama kontraktoriai, kurie kontraktina visam pasaulyje. Kas nori skrenda į Dubajų, kas nori Malagą, kas nori Norvegiją po kalnus pakeliauti. Tai yra tiesiog visur, kur yra oro uostai ir kur yra lėktuvai, ten yra inžinieriai. Ir automatiškai galiu pasakyti, kad lietuvių inžinieriai pasaulyje vertinami kaip vieni darbščiausių inžinierių, ne veltui nemažai žmonių dirba ir Airbuse, ir Boeinge kaip didžiausi specialistai.
O tam, kad prisijungtumėte prie šių specialistų komandos, universiteto baigti nereikia. Galima pradėti savo kelią šioje srityje iškart po mokyklos. Tai sakykit, Juozai, koks yra jūsų pats jauniausias šiuo metu darbuotojas čia? Esu tikras, kad jaunesnis negu 18 metų, nes nemažai praktiką atlikinėja, čia žmonių prašo jau ateiti. Bet jeigu žiūrėti iš tokių darbuotojų, kurie dirba, tai nuo 18. Realiai ateina iš karto žmonės, nieko jiems nereikia, mes visus mokslus viską duodam vietoj. Sangarė yra komandinis darbas. Kaip minėjau, kiekvienas už kiekvieną atsako ir visi turi pilnai pasitikėti, kad visi darbai atlikti. Dažniausiai žmonės čia pabuvę supranta, ar jiems tai yra, ar jiems tai patinka ar ne, ir tada jau sudaromas jiems planas, kaip pasiekti licencijuoto inžinieriaus karjerą. Tam reikalingi du dalykai. Pirma, jisai turi išsilaikyti tam tikrus modulius, kad įrodyti, kad jis yra aviacijos inžinierius, ir po to išsilaikyti kiekvieno lėktuvo tipą. Nes kiekvienam lėktuvui atskirai reikia laikyti egzaminus, kad galėtum tą lėktuvą prižiūrėti. Tai jau žmogus pasirenka, kokius orlaivius jisai nori prižiūrėti, ir atitinkamai pagal tai įmonė suteikia mokymus. Viskas yra pilnai kompensuojama mūsų. Iš patirties žmogus, jeigu labai motyvuotas ir tikrai nori dirbti ir taip toliau, tai jisai per 4-5 metus tampa licencijuotų inžinierių ir jau gali keliauti po visą pasaulį. Čia, suprantu, turite jau patys savo mokytojus gerus, ar ne? Ekspertus, specialistus. Nepaslaptis, Lietuvoje per daug nėra aviacijos specialistų, galima sakyti, iš čia kilo visa aviacija. Visa aviacija, kuri dabar yra Lietuvoje, tai pradmenys yra būtent čia, anksčiau nieko nebuvo. Tai visi rimčiausi ir geriausi specialistai, aišku, yra čia, kai kurie iš mūsų darbuotojų dėsto universitetuose, padedam jiems, dirbam kartu su Lietuvos universitetais, bandant daugiau padėti jiems praktinių įgūdžių gauti. Tai, kaip sakant, kartu kūlėm Lietuvos ateitį. Karjeros galimybės čia neįtikėtinai plačios, tad save realizuoti gali paties įvairiausio profilio ir pomėgių specialistai. Kai tu turi tarptautinę licenciją, nes tu gauni tarptautinę JASA licenciją, tai visas pasaulis atviras, tu gali rinktis, ar tu nori dirbti angare ir, kaip minėjau, daryti išrinkimą lėktuvo ir patikrinimą, ar tu nori skristi bet kurį pasaulio tašką ir tenais prižiūrėti lėktuvus, kai jie atskrenda per naktį ir taip toliau. Tai yra visiškas pasirinkimas. Lygiai taip pat aviacija yra ne vien, kaip minėjau, lėktuvų išardymas ir remontas. Ir čionais irgi yra didžiulės galimybės, nes lėktuvas yra pagrindė kompozitinis, tai yra kompoziciniai specialistai, yra šalkalviai ir taip toliau. Ten irgi didžiulės perspektyvos, ką tu gali padaryti. Komanda čia išties spalvinga. Tarptautinio lygio specialistų tarpe yra ir tokių, kurie savo įgūdžius atsinešė iš labai netikėtų sričių. Lietuvoje nėra visų specialistų, kokių mes norim rasti, dalį atsivežam iš užsienio, kurie mielai prie mūsų prisijungia, bet ieškojom kompozito specialistų ir visai netikėtai sužinojom, kad Lietuvoje pilna jaunų patyrusių specialistų, kurie moka dirbti su dervom, kurie dirba su kompozitinėm medžiagom. Ir netikėtai pasirodė, kad tai yra būtent vadinamieji tie drifteriai, kurie patys savo daro mašinas, daro bumperius ir taip toliau. Ir jie labai greitai pritapo prie mūsų, tarkim, specifikos, jie greitai perprato, nes iš esmės praktiką turėjo, jiems tik reikėjo šiek tiek padėti su teorija. Ir jie dabar vieni geriausių mūsų specialistų, kurie laisvalaikiu važinėja, driftina, o darbo metu saugiai remontuoja lėktuvus. Ko šiaip palinkėtumėte visiems žmonėms, kurie gal kiek prisibijo, gal galvoja, kad viskas čia per daug niuansuota, sudėtinga, ar savim nepasitikė, tiesiog savo jėgomis nepasitikė žmonės, nors ir labai norėtų ir kaip ir svajoja? Labai paprastai, lėktuvai buvo pagaminti tam, kad juos prižiūrėtų žmonės. Tai tie, kurie gamino šitos lėktuvus, tie inžinieriai, jie padarė taip, kad jie galėtų prižiūrėti bet kas. Ir iš tikrųjų lėktuvo priežiūra yra taip detaliai viskas aprašyta, taip viskas paaiškinta, tiek yra mokymų ir taip toliau, kad kartais mes juokiamės, kad mūsų geriausias inžinierius, kuris gali užsimerkęs išardyti Airbusą ar Boeingą, namie skalbimo mašiną kviečiasi specialistą, nes jis jam trūksta instrukcijų ir aprašymų, tai kągi čia su ją daryti. Tai iš esmės, tai bijo rizikuoti, nes yra išmokytas, kad jeigu nežino nedaryti, jeigu to įrankio yra nelisti, tai iš esmės viskas padaryta taip, kad žmogus galėtų padaryti, ir kuo toliau, tuo labiau lėktuvai tampa vis labiau kompiuterizuoti, vis labiau mažiau to vadinamo, kaip čia, darbo rankomis, vis daugiau yra pakeitimai kompiuteriais, kas jaunai kartai dar lengviau, jiems dar labiau tos patinka visi šitie kompiuteriniai dalykai, programavimai ir taip toliau. Tai mano supratimu, tai ideali vieta padaryti karjerą ir turėti tarptautinį licenciją visam gyvenimui. Ir aviacija yra būtent tas sritis, kuri vis tobulės ir tobulės, kuri bus reikalinga mums, ar ne? Nu, jeigu nesiras žvaigždžių vartai, kad tu galėtum persikelti iš vienos vietos į kitą, tai aš neįsivaizduoju, kas galėtų pakeisti aviaciją. Kuo toliau, tuo labiau mes keliaujam. Ir dar tikrai matosi perspektyvos labai didžiulės, jeigu žiūrėt pasaulio mastu, tiek ir Azijoje, tiek visur labai daug žmonių, kurie dar nekeliauja, bet pradės keliauti.
Ir mano supratimu, tai bus viena pagrindinių transporto priemonių. Sakau, nebent kažkas kardinalaus bus ir mes atrasim kažkokį neįtikėtiną būdą, kuris šiuo metu nežinomas. Kažkas stebuklingo, magiško. Taip, iš Hario Poterio laikų kažkas. Taip. Ir ką reikėtų daryti? Na, kur kreiptis, norint kandidatuoti į tokią vieną iš šių pozicijų? Tai geriausias yra, aišku, FL Technics tiesiai. Mes turim savo tinklapį, turim savo puikią visą komandą, kuri dirba ir pastoviai atrinkinėja. Mes pravedam tam tikrą, kaip čia, konsultaciją su darbuotoju. Kaip minėjau, FL Technics yra tik tai dalis Avia Solution Group, nes Avia Solution Group užsiema ne tik lėktuvų priežiūrą, bet apskritai viskas, kas susijęs su aviacija. Ir pilotai, ir skraidimai, lėktuvų nuoma ir taip toliau. Ir labai dažnai pokalbė su darbuotojų metu, su tuo būsimų darbuotojų, tai mes galim pasiūlyti įvairiausią spektro, kas jis gali būti. Ar tai angare, ar kažkur kitur. Tai čia tikrai geriausias būdas tiesiai pakalbėti, pasakyti, ko jis nori, kokie lūkesčiai, ar jis nori keliauti po pasaulį, ar jis nori labiau būti sėslus vietoje, ar jam patinka dirbti su kompiuteriu, ar jam patinka dirbti rankomis. Ir mes tikrai rasime, ką pasiūlyti tokiam žmogui. Svarbiausia, kad būtų noras, pozityvus nusiteikimas ir noras mokytis. Taigi aviacija itin preciziška, tačiau be galo perspektyvi sritis. Skaičiuojama, kad per artimiausius 2 dešimtmečius prireiks pasamdyti daugiau nei 600 000 aviacijos mechanikos specialistų visame pasaulyje.